Viešpaties ramybė visada telydi mus, viešpaties ramybė visada telydi mus, viešpaties ramybė visada telydi mus. Dėkojam Dieve tau. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Dėkojam Dieve tau. Prašau girdėti, bet Dieve gera. Mes užsikabiname už tokios, galvojam, originalios idėjos, vis tik už tų mūsų veprių. Ukmergė piligrimų stotelė. Kaip jau pirmieji truputėlį užsiminėme, turime mes tokį unikalų dalyką kaip kalvarijas, o esame iš tikrųjų sena katalikiška tauta su tikrai gražiom katalikiško auklėjimo tradicijom. Šie metai yra šeimos metai. Ir visas pasaulis atsigrėžė į bažnyčią, į Dievą, tam, kad gyventume ramiau, gražiau. Ir dėl to galvojame, kad Veprių miestelis gali tapti iš tikrųjų dideliu turistų bei piligrimų traukos centru. Dalį mes, sakykime, pagrindą kaip ir turime. Mes turime kalvarijas, mes turime koplytstulpius. Užsieniečiams koplytstulpiai mūsų kaip lietuviškas religinis paveldas yra labai įdomus, labai svarbus. Jie iš tikrųjų su malonumu ir susidomėjimu žiūri ir domisi. Todėl mes galvojame, kad turim nuostabią teritoriją šalia ežero, nuostabią gamtą, tikrai daug puikios vietos, kur galima plėtoti religinių skulptūrų parką. Tokiu netgi parko plėtojimo koncepciją sugalvojom per plenerus. Galima organizuoti drožikų plenerus medžio, galbūt akmuo tai jau čia nebe mūsų, bet medžio plenerus. Galbūt galima būtų surasti lėšų, mokėti stipendijas, apgyvendinimą vėlgi turime. Turime komercinį apgyvendinimą, bet žmonės dažnai daro ir labdarai, sakykime, Juodas namas turi teritoriją, gali palapinėse gyventi, pleneros dalyviai gali gyventi, turėsime puikias patalpas, stovyklą renovuojamą. Ta prasme, privažiavimas yra nuostabus. Reikia informacijos daugiau. Mes netgi nuo Kauno kelio, kur yra keletas kilometrų, puikus kelias, mes neturime net jokios nuorodos, kad tai yra lankytina vieta. Kodėl jos neįtrauktos? Taip, rudos nuorodos. Kodėl mums jos neturėti? Čia viso miesto problema. Taip.